Sveiki, su jumis Verslo tribūna, laidos partneris Citus, o šiandien mano pašnekovas Verslo žinių studijoje Citus investicijų ir analizės vadovas Šarūnas Tarutis. Sveiki, Šarūnai. Sveiki. Kalbėsime šiandien apie dar vieną įdomų nekilnojamo turto projektą, šį kartą ne Vilniuje, nors dažniausiai viskas veiksmo sukasi vis dėlto apie sostinę, bet dabar tai bus Nida, Nidos bangos by Citus ir atsiras Kuršių Nerijoje. Kaip atsidūrėt kitoje pusėje Lietuvos? Kodėl ten? Citus iš principo didžiąją dalį projektų vysto Vilniuje, tačiau nuo seno mes save pozicionuojam visgi kaip visos Lietuvos vystytojas. Vieni pirmųjų iš Vilniaus vystytojų savo laiku atėjome į Kauną, Kaune vystome, iki šiol vystome. Kažkada vieni pirmųjų iš didžiųjų vystytojų pasižiūrėjome į Druskininkus, Druskininkose vystome, na ir Nida nepaslaptis ilgą laiką buvo mūsų taikikliai ir šitas projektas Nidos bangos by Citus, pirmą kartą jį įsigyti žiūrėjom prieš keliarius metus jau iš tikrųjų, bet tuo metu nepavyko, bet likimas taip suklostė, kad visgi atsidūrėme Nidoje. Tai kodėl Nida? Nes Nida yra, kaip daug kas sako, lietuviškasis Monakas, tas pats gražiausias gamtos perlas, nepaslaptis, kad ten kalbant apie būstą, tai Nidoj būsto vidutinė būsto kaina yra net aukštesnė negu Vilniuje. Tai pakankamai nemaža indikacija mums kaip vystytojams, kad ten yra įdomi rinka ir mums verta ten žiūrėti. Kaip atrodo, šiek tiek užsiminėt, kad kaina yra pakankamai aukšta, ar ne? Kaip bendrai apskritai atrodo Nida, ar ten iš vis yra ta rinka, ar yra kažkoks judėjimas, nes atrodo nelabai ir kur plėstis, ir apribojimų yra pakankamai daug ten. Kaip atrodo ta paklausa pasiūla? Iš principo pati rinka Nidoje yra labai mažytė, fragmentuota ar ne, tai šitoje vietoje mes negalime žiūrėti kaip į Vilnių, Kauną, kur pastoviai skaičiuojame projektų skaičių, skaičiuojame kiek nusipirko. Nidoje projektus tikriausiai užtenka 2 rankų pirštų suskaičiuoti per paskutinius 10 metų. Kitaip sakant, mes vidutiniškai skaičiuojame, kad per metus, per paskutinius 10-11 metų buvo vos po vieną projektą Nidoje. Tai, argumentai kodėl labai paprasti tiesiog. Kuršių Nerijos nacionalinis parkas, rezervatas, tai yra teritorijos, kur griežtai draudžiama statyba ir dažniausiai tie projektai vykdomi rekonstrukcijos principu. Kažkas įsigijama kažkokią teritoriją, konsoliduojamas turtas, ir bandoma padaryti. Ir yra vienetiniai projekčiukai, tokie vadinami remontai, kai kažkas nusiperka butą, jį sutvarko ir tuomet parduoda. Tai bendrai žiūrint, ta rinka yra ypatingai limituota Nidoje ir bendrai pasiūlos visa struktūra daugiausiai susideda iš tos antrinės rinkos. O antrinė rinka irgi yra ypatingai neaktyvi, nes dėl kliento tam tikro profilio žmogus nusipirkęs Nidoje būstą, jis tikėtina nelabai ir planuoja jo parduoti. Tai dažniausiai mes kaip juokaujame, tai antrinėje rinkoje atsiranda tie būstai, kuomet tai buvo vyresnių nidiškių būstai, tos būstus kažkada paveldi keli vaikai, dalintis to būsto ir pakaitom gyventi jame tikriausiai yra neracionalu, prieš stebint rinkos kainas, dažniausiai šeimoje gimsta tas sprendimas parduoti tą seną paveldėtą turtą, tai tokį turtą vėlgi kažkas nusiperka, susitvarko ir tikėtinai jis jau vėl antrą kartą į antrinę rinką nebeatsiras. Tai dėl to ta pasiūla yra ypatingai maža, o potencialių pirkėjų yra, nors vežimu veš, kaip sakome, labai daug. Bet ar negazdino, nes iš tikrųjų ten specifika vis dėlto yra ir reikalavimai dideli ir įvairiom prasmėm, net nebūtinai jie tik tai teisiniai, nebūtinai tik tai, kas įstatymų numatyta arba panašiai, bet dar yra ir toks moraliniai tam tikri įsipareigojimai, ar ne? Paprastai stebi atidžiai ir kaimynai, ir lankytojai, ir paveldosaugininkai. Labai daug tų įvairių yra sluoksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti, nes kitaip paprastai prasideda problemos. Visiškai teisingai. Tai galėtumėm palyginti tikriausiai su Vilniumi, tai jeigu mūsų projekto matomumas šiai dienai Nidoje, tai būtų tikriausiai panašiai, jeigu mes turėtumėm nedidelį sklypuką ir nuspręstumėm kažką vystyti Vilniaus katedros aikštėje. Tai taip sakant, tiek turistas, tiek vietinis kiekvieną dieną matytų, pastebėtų. Tai mūsų atveju mums privalumą šiek tiek suteikia, kad to daikto, kokį mes nusipirkome, būklė ir išvaizda šiai dienai. Tai visgi yra tikrai nepuošintis miesto objektas, kuris visiškai nebūdingai kitaip urbanistiškai užstatytas, nes Nidos istoriškai užstatymas buvo rėžiai palei marias išilginiai, o vienas pagrindinių tūrių jau čia sovietų laikais buvo taip griozdiškai užstatytas, jisai visiškai blokuoja ir mariomis atplaukiant į Nidą, tas tūris matosi iš tolo ir jis nieko bendro su Nida neturi. Tai mūsų tas didelis privalumas yra
kad mes ką paveldėm, tai labai negražų daiktą. Tai kai negražų daiktą perdarinėjai, natūralu, kad to pasipriešinimo yra tikrai mažiau, negu, alternatyviai mes būtumėm tipinius Nidos namų užstatymo namus nupirkę ir sakė, va dabar padarysim tipinį Vilniaus daugiabutį. Tai natūralu, kad tai, tikrai su viskuo prasilenktų. Šiuo atveju mes kaip tik tas, kas buvo, bandome urbanistiškai atkartoti, sumoderninant ir grįžti į tą istorinį užstatymą, į tuos prakirtimus, pramatomumus, mes, net tokius praėjimus tarp jau savo pagrindinio korpuso, kuris bus palei marias, darome, tikrai pramatomumą pakankamai gerą. Tai šitoj vietoj, bet tikrai taip, visiems rūpi ir visi žiūri. Vien dėl žmogiško įdomumo, ypatingai žmonės, kurie mėgsta Nidą ir kurie yra nevietiniai ir atvažiuoja, įdomu, kas per metus pasikeitė, kas atsirado, kokia parduotuvė, kas pasistatė. Tai natūralu, kad visi eina, žiūri, domisi. Vietiniai nidiškiai irgi domisi tikrai, aišku, mes projektą vystome ne tik tai vasaros sezonų, bet jau nuo to ne sezono, kuomet tai būna, vis tiek turim pripažinti, Nidoje dar laikas, kuomet Nidoje iš esmės būna tik vietiniai, tas šaltasis, negražusis sezonas, tai čia vėl ilga diskusija, kodėl taip yra, tai mes turim savo išvalgų ir su savo projektu mūsų vienas iš tikslų Nidą padaryti ne sezoninių kurortų, o visų metų kurortų, kad būtų toj Nidoj ką veikti ir šaltuoju metų laikotarpiu, kada oras nekviečia prie saulės, nekviečia prie jūros pasideginti. Tai šitoj vietoj, natūralu, kad diskusija turi būti, bet mums čia į pagalbą tikrai ir architektai stipriai atėję ir padėję, tikrai dirba labai stiprus Lietuvos mastų architektų biuras su šitą koncepciją. Tai, kaip visada sakau, visada visiems bus įdomu, visada stebės, bet, jeigu tu darai tikrai gerai ir galvoji apie tą išliekamąją vertę, tai manau, kažkurioje vietoje tikrai tas kompromisas su tais gyventojais yra įmanomas, nes visgi, visada visi turės savo nuomonių, bet teisybė dažniausiai gimsta iš diskusijos ir, proaktyvaus bendravimo su visuomenė. Iš ties, kažkokį sutarimą vis tiek įmanoma surasti, jeigu jo ieškai, bet papasakokit šiek tiek plačiau, kas ten bus. Kaip suprantu, ne vienas korpusas ir tai iš principo projektas yra, pakankamai iš vienos pusės nedidelis, sumoje bus iki 70 turtinių vienetų apartamentų, tai iš vienos pusės nedidelis, mums įpratusiems Vilniaus mastų savo, tai būtų labai mažas, bet Nidos mastų tai jau pakankamai nemažas objektas, bet jisai yra ne vieno etapo. Tai yra keli etapai, nes vėlgi, kaip ir minėjau, tai paveldėta tam tikrą teritoriją, kai kurie pastatai buvo veikiantis iki šiol, kaip viešbutis, apgyvendinimo paslaugos, tai skirtingus etapus skirtingai pažiūrėjome ir skirtingai vystome. Tai iš principo mes skaičiuojame 4 etapus. Tai vienas etapas, kuris bus pats artimiausias jau pakankamai greitai, jau tikimės metų pabaigoje jį visiškai pabaigti. Tuomet yra pora dar tokių mažiukų subetapiukų ir tada yra tas jau pagrindinis, kur daugiausiai visuomeniai turbūt buvo matomas, visur ta pirma linija vietoj to sovietinio blokinio pastato, kur atsiranda toksai palei marias užstatymas, atkartojantis tą senovinę Nidos užstatymą. Tai iš principo lyg ir būtų nemažai, bet kai padalini per kiekvieną etapą, pamatai, kad ten kai kurie etapai, vienas, pavyzdžiui, etapas tik 8 turtiniai vienetai. Tai toksai tikrai butikinis, nedidelis, ekskliuzyvus. Tai tų etapų daug ir dėl to mes juos etapuojame skirtingais laikais, kad nepadaryti Nidos vienu metu visos grandę statybvietės, taip pat leidimus susietapavome, kad išsiemam vieną etapą darome, tuo pačiu dirbame dėl statybos leidimo kitam etapui ir taip koja po kojos ir padarysime visą projektą. Bet iki dabar veikiantis bent jau dalis, ar ne, aš supratau? Taip. Tai dalis, kad taip tą istoriją suprasti, kompleksas, į kurį mes atėjome, yra šiek tiek mažesnis, negu kurį mes norėjome pirkti prieš 4 metus. Dalis Nidos bangos to viso komplekso, tas vadinamas Hermano Blodės viešbučio dalis, jinai buvo prieš tai buvusių vystytojų, kaip pirko kartu su visų kompleksu, jau įrengta, atnaujinta ir parduota investuotojams. Ir ten veikia viešbutis, mes operuojame tą viešbutį, tai kitaip sakant teikiame paslaugą, nes bandome įnešti ir tą nuotaiką į Nidą, kad nebūtina tik savo turėti būsto. Tai yra ir labai gera investicija, nes mes dažnai dar su Nida susidurėm su problema, kad dalis žmonių sako, aš važiuočiau į Nidą, bet ten nėra kur gyventi. Reikia gyventi labai prastose sąlygose ir kas, daliai žmonių nebe taip patrauklu. Mes matome Vilniuje, didžioji dalis žmonių vis tiek prioritetą teikia naujos statybos būtui nuomotis. Tai lygiai panašiai ir su Nida. Tai mes skatiname, kad tiek, kiek tu negyveni toj Nidoje,
atiduok savo būstą operatoriui, kuris operuos ir tau, generuos pakankamai ženklę grąžą iš to būsto ir tai bus ne tavo atostogų namai, bet tavo investicija. Tai šitoje vietoje mes operuojame, šiuo metu veikia tas viešbutis, mes matome iš savo klientų, kad nemaža dalis, ypač pirmojo etapo, irgi mato šitą projektą, kad dalį laiko patys nebus ir norėtų užleisti kitiem, tai mes čia vis tiek lygiuojamės į vakarus, vakaruose atsiranda vis ryškiau ir ryškiau, kad investicijai į rinką ateina ne tik tai patys pigiausi kažkokie turtiniai vienetai, pas mus anksčiau būdavo Lietuvoje naratyvas, tai perku butą nuomai. Pigiausiai įrengsiu, nes nuomininkų. Bet dabar jau, vakaruose mes pastebim, kad žmonės savo namus net keliom savaitėm išvykę atostogų užleidžia kažkam kitam. Ir, taip skaičiuojant, gal tas nuomininkas tau apmokės tiek pinigų, kiek tau reikės užsienį išsinuomoti iš kito tokio pačio žmogaus. Tai ta sharing kultūra yra pakankamai auganti ir Lietuvoje, tai mes tikimės, kad mūsų ir tų brangiųjų apartamentų atsiras ant nuomos rinkos, žmonės nelaikys užrakinę visus metus ir gal kažkas turės galimybę irgi įspūdingose apartamentuose pailsėti savaitę, 2 ar 5 dienas. Papasakokit dar šiek tiek apie patį tą projektą. Gerai, dalis ten jau yra veikiančio kažką, bet iš principo, ką jūs planuojat padaryti iš viso to? Iš principo, jeigu labai trumpai sakant, tai turim senus pastatus, kurie buvo dalis naudojama, dalis nelabai naudojama, vienur veikia kažkokios patalpos, kitur veikia labai prasto lygio apgyvendinimas, toks kaip, Bet net ne visur gyvenama, suprantu. Net ne visur buvo gyvenama, ne visur įveiklinta. Ką mes duosim gale dienos savo klientui, nesvarbu, kuriame jisai etape yra, ar ten, kur mes darome remonto darbus, ar ten, kur darom rekonstrukcijos darbus. Klientas gaus absoliučiai naujos statybos turtinį vienetą, apartamentą, tokį, kokį jis gautų Vilniuje, gautų Druskininkose. Tai kitaip sakant, mes darome iš pagrindų visą gražiai, atitinkant šios dienos modernaus būsto, vadinkim, klasę. Tie, kas liečia akustiką, tie, kas liečia pertvaras, tie, kas liečia inžineriją, vėdinimo sistemas, viskas, vėsinimo sistemos, viskas bus. Tai kitaip sakant, žmogus iš to seno daikto nusipirkęs gale dienos gaus nedidelį dažniausiai, mažos kvadratūros, bet apartamentą, kuris bus labai panašios būklės, ką mes sutinkame Vilniuje, ar užsienį, ar kažkur. Tai jisai gaus visiškai modernų naują daiktą. Tai čia yra mūsų pagrindinis iššūkis iš to padaryti ir pasiekti per šitą rekonstrukciją naujos statybos kokybės kartelį. Tai čia yra vienas tas didžiausių iššūkių, tai atsakant jūsų klausimą, tai žmogus gaus naujos statybos apartamentus. Skirtingose etapuose skirtingo lygio gaus apartamentus, nes suprantame, kad pavyzdžiui pirmoje linijoje į Marias ten apartamentų dydis bus pakankamai didelis, kai kurie apartamentai bus su įspūdingom 5 metrų aukščio lubomis, tai bus jau tokie super premium turtiniai vienetai, bet dalis turtinių vienetų bus tokie, kaip geras viešbučio kambarys su virtuvėlė, vadinkim taip, 20 kelių kvadratų, kur tikrai savaitę patostogauti ar net mėnesį yra visas komfortas, bet kaip ir sakiau, diversifikuosis, dalis apartamentų bus tikrai į daug nulių zoną įžengiantis, dalis bus pakankamai įperkami. Bet sakėt, kad darysit, kad būtų ką veikti Nidoje visus metus, tai ne vieną apartamentą, aš suprantu. Tikrai taip. Tai mūsų projekte vienas iš pagrindinių akcentų, ką mes svarstame, kas padėtų to projektą palaikyti gyvybingą visus metus, nes mums svarbu iš tikro ne tik parduoti tus turtinius vienetus, bet mes suprantame, kad dalis žmonių tai perka kaip investiciją. Kai perki investiciją į kurortą, vis tiek skaičiuoja užimtumą. Kiek laiko tas daiktas bus užimtas. Ir natūralu, Nida, kaip visi juokauja, nuo Joninių iki Žolinių, tai tas sezonas yra labai trumpas, kuomet apgyvenimo paslaugos turi labai agresyvės kainodaras ir stengiasi per tą trumpą kelių trejetos mėnesių laiką susirinkti tą visą įmanomą grąžą. Tai mūsų idėja, kad kas pritrauktų žmogų važiuoti į Nidą tuomet, kai yra blogas oras. Nes mes neturim atveju, kai ir vidurvasarį yra blogas oras ir atsišaukia daug keliautojų, nes gal ką mes veiksim to Nidoj. O gausim, grybausim ir dviračių važinėsim. Tai taip, kaip ir ne visi to nori, tai mes, ką darome projektą, tai vienas pagrindinių akcentų yra spa. Tai turim tokią situaciją, kad Nidoj šiai dienai pakankamai yra mažai galimybių, jeigu nori gyventi ir turėti viešbutį. Pavyzdžiui, lyja lietus ar šaltuoju metų laikotarpiu tu turi baseiną.
Tai tokių opcijų Nidoj nėra iš tikrųjų labai daug, tai mūsų baseinas bus pakankamai gražiai orientuotas, pirmoje linijoje į marias, tikrai su labai gražiu vaizdu, su didžiulis baseinas, džakuzi, pirčių zona, tas vadinamas toks, tikras viešbučio lygio spa, kur klientas galės atėjęs, jeigu ar blogas oras, ar šiaip atsibos prie jūros būti ir smėlė, pasimėgauti tokių dalykų. Ir lygiai taip pat tada tas daiktas bus gyvas ir žiemą. Nes žiemą, kuomet už lango apšalusios marios, sniegas, bet tu guli karštoj džakuzė ar plaukiai baseinę, tai visai toksai jaukus poilsis gaunasi iš to vietoj. Taip pat turėsim ir pakankamai nemažą restoraną. Mūsų partneris, su kuriuo atėję esame į šitą projektą, yra vienas turbūt daugiausiai restoranų Lietuvoje valdančių verslininkų, tai jo irgi yra pažadas ateiti čia su vienu iš savo sėkmingesnių prekės ženklų, su vienu geresniu restoranu, tai gryninamės dabar kuris, bet kitaip sakant, čia jau turime užtikrinimą, kadangi tai mūsų partneris, kad jisai ateis, o pavyzdį matom jau eilę metų Lietuvoje tiek Nidoje, tiek Vilniuje, kaip sekasi su tais restoranais ir kad kokybinė kartelė tikrai bus aukšta, nes kita buvo priežastis, ilgą laiką Nida nebuvo tokia madinga, nes nebuvo madingų pavalgymo vietų. Mes jau matome, ypatingai ne sezono metu. Keletą jau metų jau matome atsiranda tikrai tokių stilingų vietų, skirtingų virtuvių, kur ir tas žmogus, kuris vėlgi mes turim suprasti, Nidoje yra tikrai aukštesnių nei vidutinių pajamų, tas ypatingai jeigu mes kalbame apie žmogų, kuris perka būstą, tai jo kriterijai maistui, restoranų, interjerui dažniausiai irgi būna šiek tiek aukštesni, tai šitas dalykas po šiek tiek vejasi ir su dar vienu restoranu tikrai su geru vaizdu, irgi tas restoranas bus su vaizdu į marias, tai tikrai, manau, pagerinsim projekto visą vertę ir visą specifiką. Tai kalbant apie tą jūsų klientą vis dėlto, į ką orientuojatės, kas perka ir kas įperka tokio pobūdžio? Minėt, kad įvairių, ar ne, bus variantų, bet... Klientas yra iš principo turbūt reikėtų skelti per keletą pjūvių. Tai pirmas pjūvis, kurį reikėtų dalinti, tai savo investicijai. Tai yra dalis klientų, kur gal neturi moralinio kažkokio didžiulio prisirišimo prie Nidos, tačiau, žiūri skaičiukus, mato, kiek yra projektų, supranta, kiek dar potencialiai 10 metų bėgi gali atsirasti projektų, kad tiesiog nebėra kur kažką daryti, supranta tą potencialų kainų augimą, mato nuomos kainas dabar ir jisai investuoja tiesiog, kaip į gražos objektą, tai jisai tiesiog pasirinko savo investicinį vienetą. Bet yra kita labai didelė dalis klientų, kurie turi ir ne tik pragmatinį, bet ir moralinį prisirišimą prie Nidos, tai turėjo gerų patirčių, ar jau turėjo būstą, turim ir tokių, kurie turi šiuo metu būstą Nidoje, bet nori pasididinti, atsišviežinti, atsinaujinti. Ir turim tokių, kur eilę metų atostogauja Nidoje, nuomojasi, norėtų įsigyti kažką tokio. Ir tas tada tų žmonių ratas yra labai platus. Tai aišku, mes kalbame apie aukštesnės nei vidutinės pajamas turinčių žmonės, kur, natūralu, tos būsto kainos, taip kai kurių būstų, tikrai nenueisi į banką ir nepasimsi būsto paskolos. Greičiausiai čia niekaip neišeis, tai greičiausiai, žmonės, kurie turi sukaupę daugiau kapitalo, gal turi daugiau laiko savo leisti vasarą, pavyzdžiui, ar dirbti nuotoliu, ar daugiau atostogauti Nidoje. Tai, tas profilis yra pakankamai platus, bet visgi kas juos visus jie, tai, aukštesnės nei vidutinės pajamos, tai tikrai. Tai, visgi nereikia meluoti, tai, ypatingai brangus projektas ir žiūrint, su Vilnium lyginant ar su visa Lietuva, tai, jau brangiau kartais atrodo sunkiai kur ką ir surasi. Nestebina turbūt, ar ne, matant ir vietą ir žinant dabartinę ten situaciją vis dėlto. Tai, bet kokie dabar jūs stadijoje esat, kas vyksta? Viena vertus, aš suprantu, darbai prasidėjo, nes kažkas iki rudens jau minėjot, ar ne? Bet kita vertus, dar laukia ir daugiau turbūt etapų. Taip, tai, mūsų pirmie etapai buvo tik, kuomet mes atėjome į šitą projektą, viską susidėti ant stalo ir žiūrėti, ką čia perėmėme, ką paveldėjome, ką reikia atnaujinti, ką padaryti. Tai čia kada tas prasidėjo? Mes pradėjome pavasarį. Mes pavasarį atėjome į šitą projektą, tai pirmiausiai mes persižiūrėjome, kas yra. Mes pasidėjome ant stalo lygiai taip pat savo kokybės standartą, darbo principus ir taip toliau. Ir, buvo vidinis darbas, kaip padaryti, kad šitas daiktas pilnai atitiktų mūsų prekės ženklą ir, nebūtų gėda, kaip sakant, atiduoti žmogui tą, ką mes ten darome. Tuomet dabar pas mus yra aktyvi pardavimų stadija, kuri prasidėjusi, tai yra pačio pirmojo etapo. Tai mes jį vadiname didžiąją bangą. Tai yra buvęs viešbutis, kur žmonės
gaus turtinius vienetus pilnai įrengtus. Taip sakant, jau su baldais, spintom, sanmazgais, jie bus pilnai įrengti, jie yra pakankamai nedideli. Tai skirtingi žingsniai 19 kvadratų, 20 keli kvadratai, yra ir po 40 kvadratų didesnių. Tai pats pirmas etapas, kurį mes tikimės atiduoti žmonėm jau šiais metais, tai jau turime omeny pilnai įrengę atiduoti ir kad jau kitą sezoną žmonės galėtų pilnai naudotis tuo daiktu. Bet jau dabar, suprantu, įsigyti galima jau ir... Įsigyti galima jau dabar ir jau turime pirkėjų, tai startavome su pardavimais, tai turėjome užklausų, vadinkim tą eilę prieš startuojant, tai buvo keli šimtai užklausų. Mes Vilniuje savo projektams neturime tokių skaičių. Tai rodo irgi pakankamai karštą ir susidomėjimą su tais būstais ir žmonės pakankamai matosi pragmatiškai žiūri į tą turtą, nes mes galvojam, sužinos kainą, sakys, galvojau ne taip. Bet didžioji dalis žmonių atsako, tai panašiai ir galvojau, panašiai ir įsivaizdavau. Vis tiek tas matymas yra kažkoks, kokia ta kaina galėtų būti, tai gali skelbimus pasižiūrėti, gal kažkas iš draugų kažkur yra įsigijęs. Tai tas kainų lygis daugiau mažiau žmonėm buvo žinomas, tai tų užklausų turime labai daug, tai dabar realiai turime tik pirmą pardavimų savaitę, kuomet mes kalbame. Žiūrim, kad mums ten tų butukų pirmame etape greitai ir nebeužteks. Tai dėl to mes lygiai grečiai dirbame labai stipriai su architektais dėl likusių etapų. Norime dar išsigryninti koncepciją, nes, nepaslaptis, kai perėmėm projektą, norėjom šiek tiek pagal savo kartelį ir standartus ir būtų išplanavimus persižiūrėti, suefektyvinti kai kurios plotus, kad, būtų tikrai toks standartas, kokį Citus daro visuose savo kituose projektuose. Tai mes dabar lygiai taip pat dirbam dėl statybos leidimų kitiem etapam, kad, turime etapiškai, pabaigiam vieną etapą, tada pradedam pardavimus kito etapo, tada trečio ir tada ketvirto. Tai, apibendrinant, šiuo metu turim aktyvę pardavimų stadiją, aktyvę statybų stadiją to etapo, kurį jau darome ir kurį pardavinėjame, tai ten ranga vyksta pakankamai intensyviai ir stipriai ir turime aktyvų projektavimo stadiją, kad išsiimtina statybą leidžiantį dokumentą. O kuo domisi labiausiai? Vis dėlto tie mažiausi variantai ar toj eilėj 100 žmonių? 100 žmonių, to eilėj mes pristatėme pirmą etapą. Bet labai sulaukiam nemažai klausimų. Tai ten daugmaž vienoda pobūdžio, ar ne? Ten vienodo pobūdžio, ten yra pakankamai nedideli, galima keletą apsijungti, bet tai visgi yra ir pastato konfiguracija, jisai nėra pirmoji linija, nes visi mato vizualizacijas ir tą mūsų paskutinį etapą pirmą liniją ir sulaukiam. Tai sako mums, nelabai įdomu, man reikia 100 kvadratų būsto, pavyzdžiui. Tai man domina pirmą liniją. Pastatykit mane į eilę, kaip aš galėčiau gauti. Tai tokių prašančių yra labai nemažas procentas, kur sako, man čia per mažas, neįdomus, aš noriu čia didesnio pirmoji linijoje. Tai pakankamai, taip mus iš tikro labai optimistiškai nuteikė, kai mes, ėjome į projektą, dar galvojame, ar čia taip tikrai jau bus susižavėjimas, bet kai, atsiranda žmonių per pažįstamus, per visur eina, prašo mane gal kažkaip ten aukščiau sąraše, aš čia tikrai norėsiu pirkti. Girdim tokių žmonių, kur sako svarstom, ar Ispanija, ar Lietuva, kur pakankamai irgi, kainos segmentas kartais labai panašus, nes dažnai skelbimuose žmonės lygina Ispanijos kokį nors pigų regioną su Nida. Tai jeigu mes lyginam, tai reikėtų obuolius su obuoliais lyginti. Jeigu mes lyginam Ispanijos pigų regioną, tai reiktų ir Lietuvos tada pigų regioną pasilyginti šitoje vietoje, o ne premium kurortą su pačiu žemiausio lygio kurortu. Tai šitoje vietoje yra žmonių, kurie svarsto, prašo ir į tą pirmą etapą mes taip, pasižiūrėjom startuodami pardavimus to pirmo etapo būstus, taip kaip visi pribėgo braukyti, čia tam rezervuoju, mes taip žiūrime jau ne per daug ir turim asortimento tam pirmame etape, tai pačiam tam geriausiam, bet tas etapas, kur yra į marių liniją, tai mes jokam, tiesiog meškerę turint galima žvejoti mariuose, nes atstumas nuo marių vos keli metrai, tai visiškai arčiau marių niekada nebus jokio projekto Nidų. Tai kada jau tas galutinis taškas? Galutinis taškas mes projektą pabaigti tikimės 2027 metais, tai čia aišku labai priklauso nuo statybos leidimų tempų, nuo statybų organizavimo, mesgi turim suprasti ir sezoniškumą, Nida yra kurortas, tai tarkim, pasižiūrim pirmas etapas, tai yra praktiškai rekonstrukcija, kuri atrodo kaip nauja statyba, vizualiai žmogų. Tai reiškia nugriaunamas daiktas ir statomas, tai visgi Nida yra kurorto statuso gyvenvietė ir kurorte negalima statyti sezono metu. Tai mes turime pataikyti su
Pavyzdžiui, gauname statybos leidimą gegužės mėnesį. Tai mes realiai nebelabai kažką ir galim pastatyti, vis tiek statybas pradėsim greičiausiai tik spalio mėnesį, dėl to, kad, kurortas. Tai natūralu, negalim drumsti rimties žmonėm, tai kažkas atvažiuoja čia, turi gal savo tik 2 savaitės per metus, kur atostogaus, įsikuria kažkur šalia ir ten statybos vyksta. Tai tikrai tas poilsis nekoks, tai miestas irgi yra apribojęs tas statybas. Tai labai priklauso, kaip mes suspėsime su statybą leidžiančių dokumentų ir į kokį terminą iššoksime. Nes, nepaslaptis, pagrindinės vidosios Nidos statybos vyksta tuo šaltuoju metų laikotarpiu. Ankstyvą pavasarį, vėlyvą rudenį, kuomet jeigu šalčiai labai dideli neužeina ir žiemos metu. Bet vis dėlto jau rudenį bus galima kažkokius rezultatus, suprantu, matyti ir pirmosius gyventojus. Šį rudenį. Taip. Šį rudenį mes jau tikime savo tą pirmą etapą pabaigti, tai pirmas etapas tikrai, kadangi pastatas ir visas daiktas stovi, ten yra net ne nauja statyba, o remontas, tai natūralu, ten darbų mažiau, o viduje vasarą galima dirbti, nes visas papildomas trukdis yra, kai laukia daro garsius darbus. Pastate užsidarius, tas decibelų skaičius dramatiškai nukrenta, tai ten mes tikrai visą vasarą dirbsime tame projekte viduje, užsidarę ir, plus kiti darbai yra pakankamai ta specifika, gal negarsi, jeigu mes jau kalbame apie įrengimas, baldų sumontavimas, baldų sutverimas, tai pas daugelį mūsų turbūt, kur mes gyvename, kaimynai nuolatos turbūt ar ten baldus kažkokius keičiasi, ar sofą naują nusiperka, tai tas gyvenimas yra toksai vyksta ir šiais turbūt per daug niekam trukdyti neturėtų. Nuo kiek prasideda kvadrato kaina? Mes taip vertinam, kad apvaliais skaičiais kalbant, 7 000 yra tas visiškai grindis, nuo ko prasideda apartamento kaina. Bet mes čia kalbame apie tuos apartamentus, kur mes neturime jokio vaizdo į marias praktiškai, mes turime pirmame etape mažesnius. Jeigu mes kalbame jau apie tuos apartamentus, kur yra pirmoji linija, tie, kur, kaip sakom, jau super turbo brangus, tai ten turime apartamentų, kur ir po 16 000 kainuoja kvadratas. Tai maždaug tokios ribos ir bus, ar ne? Tai tokios ribos yra įvairiai. Kiekvienas apartamentas labai skirtingai kainuotas. Analitikai žiūri. Aukštesnės lubos, geresnis vaizdas į marias, vienokia kaina. Didesnė terasa, dar kažkoks kainos pokytis. Išplanavimas geresnis, dar kažkoks. Tai labai daug dedamųjų, tai pas mus visuose projektuose nėra, kad kažkokia vidutinė kaina ir visi, kas pirmesnis, tas gudresnis išsirinka. Mes kiekvieno buto kainodarą subalansuojam, pritaikom pagal jo tam tikrus atributus. Matomumas, vaizdas, patekimas, ergonomija, viduje kažkokia aukšto, ar pirmam aukšte, ar ten viršutinis aukštas. Tai to kaina rėžiai yra labai platus, nes ir produktas yra pakankamai skirtingas. Tai kur mes lyginam viešbučio kambarį ir mes lyginam ten 100 kvadratų apartamentų su 5 metrų aukščio lubomis. Tai skirtingi daiktai, tai natūralu, kad šiek tiek diferencijuojam tą kainą. Kaip nidiškiai priima jis su šiuo nauju projektu? Kalbant apie nidiškius, tai pasipriešimo tikrai didžiulio nesulaukame. Dėl ko? Dėl to, kad tas projektas jau pakankamai. Mes atėjome į projektą. Mes nebuvome tie, kurie nupirko kažkokį veikiantį daiktą, atsistojo ant tribūnos ir pasakė, viskas darysime per nuo. Tai jau su tais ir projektiniais sprendiniais ir su ta idėja, kad tas projektas nupirktas ir yra vystomas, jie susipažinė. Tai vėlgi yra skirtingų nidiškių, skirtingų nuomonių. Daliai gal ir nepatinka. Yra natūralu, kad yra tokių žmonių, kuriem iš principo gal nepatinka viskas, kas daroma. Bet dalis žmonių vis tiek yra pragmatiški ir puikiai supranta, kad mūsų projektas tai kelia vertę ir jiem visiems. Kas aplinkui gyvena, jų turtų vertė greičiausiai stipriai paaugs. Jeigu mes su savo projektu ir dar keletą kitų vystytojų projektų pasieksime aukštesnę kokybės kartelę, daugiau žmonių atvažiuos į Nidą, paliks daugiau pinigų, gal pradės daugiau šaltuoju metų sezonų važiuoti, nes nepaslaptis, vietiniai šaltuoju metų sezonų net ne visi nuomoja, kai kurie net šildymus išjungia, nes neapsimoka dėl vieno savaitgalio laikyti ir šildyti savo visą butą. Tai šitoj vietoj yra visokių nuomonių, bet tikrai nėra nei konfliktinės situacijos, nėra turbūt ir tos situacijos, kad mes kaip mesijai ateinam ir visi ten rožių žiedlapiais aplink mūsų sklypą barstų ir sako, greičiau pastatykit. Tai natūralu yra diskusija, yra bendravimas su visuomenė, su miestu tuo pačiu, nes tai yra ir savivaldybė, miestas, merai, vicemerai, architektūros skyrius. Tai tie darbai yra dirbami konstruktyviai, esam pakankamai, manau, darbiniam geram santykiui.
O tas diskusija dažniausiai kyla dėl ko? Teritorija, vaizdas, kur ta didžiausia būna tokia? Čia yra bendras Lietuvoje, jeigu kalbant apie diskusiją, tai yra visiškai bendras dalykas. Kaip sako, dėl skonio nesiginčiama, yra skirtingos kartų žmonių. Vienai kartai yra gražu vienas, kitai kartai gražu kitas. Ar ne? Ir daliai žmonių mes turim susitaikyti su tuo, kad kas yra Skandinavijoje, kas yra užsienį, čia bus labai negražu. Nes, kai kurie seni baisus daiktai, jiem atrodys kažkokia gal nostalgija, gal tam buvo laikai geriausi praleisti ir taip toliau. Tai tiesiog turim tą diskusiją ir tai yra gerai, nes yra skirtingi, kaip sako, dėl skonio nesiginčiama. Tai yra dalis žmonių, kur, tiesiog į modernų pažiūrėjimą ir į kultūros atliepimą per šių dienų architektūrą, žiūri pakankamai rezervuotai, vadinkim taip. Kaip, nors, užsienį mes paprastai matome, kad architektai kaip tik labiausiai ko vengia, tai atkartoti ir projektuoti ne tam laikmetį, kuriam esi, bet kažkokį praeities laikmetį. Tai, būna pavyzdžių visur. Ir Lietuvoje yra, kuomet lyg ir naujos statybos kvartalas stato, bet jam pastato baroką kažkokį, kur toksai šiek tiek gal netikra butaforiška atrodo. Tai, mūsų vizija irgi, kad architektūra turi atspindėti to meto laikmetį. Tai, tikriausiai atsakymą apibendrinant, tai kas labiausiai, tai manyčiau architektūra. Išvaizda. Tai, kas iš tikrųjų matosi visiems, tai natūralu tikriausiai. Taip. Tuo labiau, kad jeigu funkcionalumas bus, sakykime, praplečiantis ir nidos veiklos galimybės ir atvažiavimo ir turistų galimybės, tai tikriausiai tas veikiausiai paliks tokį, sakykime, gal padės pripratinti ir prijaukinti žmonės kažkiek. Tai įdomu bus pažiūrėti rezultatą, manau, visiems. Manau. Ačiū Jums šiandien, Verslo tribūnai viešėjo Citus investicijų ir analizės vadovas Šarūnas Tarutis. Ačiū Jums. Dėkui ir sėkmės. Dėkui.